Taip, tai šitoje dalyje pasižiūrėkim pajungimo, kaip jisai yra. Yra instrukcija, kokybiškas kabelis ir distancinis elementas 2032. Atrodo paprastas yra. Bet čia labai aiškiai viską parašytas. Matau, yra lietuviškas naudojimo instrukcija 25 lape. Realiai aš jos neskaitau, nes ir taip viskas labai paprastai lietuvių kalba. Ir labai viskas paprastai parašyta. Naudojimo saugumo gairės. Na, vienas žodžiu, keletą lapų. Atsargiai kai kurios šio prietaiso dalys gali labai kaisti veikimo metu ir sukelti nudegimus. Jo, tai aš stengiuosi nepalikti jo priežiūros, nes vis tiek nepasitikiu. Gerai, pabandom tada pažiūrėti, kaip jis veikia praktiškai. Taip pat dar čia sudėjau kojeles. 2 kojelės, jos, tikrai tokios, nežinau, pigus variantas, jos lankščios yra. Nėra, reiškia, metalinės, plastmasė. Taip yra 4 varžteliai tvirtinti. Ir, žodžiu, tiek žinių. Gerai, eikime pažiūrėti, kaip veikia senasis mano, jau naudojamas 4 sezoną. Pasižiūrėkim. Taip, matau, kad čia su ryškumo fokusavimu yra problema, bet pabandysiu parodyti ir papasakoti. Šone yra šviečiantis jungiklis, paprastai jisai yra įsijungia. Labai štai matosi jungiklis ir pats displėjus, va taip gal bus aiškiau. Su distanciniu aš jį galiu pilnai viską valdyti, tai yra labai patogu. Aš jį įjungiu. Bandysiu nufokusuoti, ką čia parodo man displėjus.